didelę dalį dietos mes praeidinėjom per gilų detoksą, kad mūsų kūnai taptų švaresni ir energija susibalansuotų ir mes galėtumėm geriau gauti informaciją iš augalų pasaulio. Ir jie pradeda su mumis bendrauti. Čia, kai tik atvažiuoju į dietą, visada prasideda labai labai spalvoti sapnai. Ir sapnų metu jie mus informuoja, kokioje situacijoje dietoje mes esam. Ar dar reikia biškį pasitemti, susilygiuoti, ar jau viskas čiki-piki. Ir informuoja, kas nusimato, tarkim, artimiausioje ceremonijoje, kad galėtumėm pasiruošti morališkai. Pavyzdžiui, neseniai aš sapnavau, kad mano sūnų vėja čia kartu su manimi yra, kad jį partrenkė automobilis, bet jam nieko nesitiko. Kaip ir sveikas liko. Ir artimiausiai ceremonijai turėjau tokią patirtį, kad sėdėjau tūlikę, triedžiau ir toks sunkumas užėjo, bet toks, kur jau nebegaliu sėdėti, viskas ten, šiaip netaip nusišložiu užpakalį. Ir tada, kai būna, kai taip biški badaudamas atsistoji nuo žemės, taip akise tamsa pasidaro, tai man tas jausmas taip kart 50, gal kart 100 ir taip ir viskas, mano kūnas pradėjo tai drebėt ir iš malokos girdi hebra tos garsas, tai žodžiu palpau prie tūliko. Po to po kelių minučių sugrįžtų save ir tada toksai prakaitas, tiesiog upeliais bėgo ir po truputėlį atsigavau, bet toks buvo jausmas, kad buvo kažkoks tai toks energetinis perkrovimas. Protas nelabai supranta, ką čia tie augalai su mumis daro, bet rezultatas visada geras. Kai naktį palijo, upė pakylo. Dabar jau galima rimtai paplaukiot. Naktį stipriai lyjo, tai po lietaus užlipti šitą kalną yra iššūkis. Jis daro labai slidu. Kaip ir kiekvienais metais tik turėjom meilės vonę. Tai kai paima tokius visokius kvepiančius augaliukus, sumala šviežius ir su vandenį prapila pro tokį koštuvą. Ir vanduo būna prisisotinęs tokio malonaus labai kvapo, kaip patys natūraliausi kvepalai gamtos. Ir mes apsipilam su tą vonelę, žiūrėdami į rytus, vakarus, šiaurę ir pietus. Ir tada mūsų energetinis laukas būna prisotintas labai pozityvios energijos. Jie sako, taip daro kartais, kai nori, kad būtų labai patrauklus kitiems žmonėms. Pavyzdžiui, eina kokį nors renginį, vestuves, jie apsipila kvapniais augaliukais. Aš kartais galvoju, reikia pabandyti Lietuvoje. Pavasarį kokį nors ramunėlių ten, visokiausių laukų gėlių kvepiančių prisirinkti, susimalti ir apsipilti. Ir žiūrėti, kokia būna kitų reakcija į tai. Quanto foi de aí? 3, né? 2, 3, 3. Šiandien bus ceremonija ir aš sapnavau tokį sapną pakankamai tamsų, kad mes medžiojom kažkokį serijinį žudiką, jis buvo atėjęs, užpurškė man kažką ant veido ir aš pradėjau atsijunginėti, bet kažkaip pasidaviau, galvojau, pasitikėjau, kas bus, tas bus, po to pabudau, pamačiau, kad jo nėra ir pabėgau. Veiksmas vyko Brazilijoje ir vėliau sužinojau, kad mano mama mirė. O aš jau žinau iš patirties, kad tai yra nelabai linksmas ženklas. Tai reiškia, kad kažkas
pakratys mano visatą. Tai arba tai gali būti ženklas, kad valysis kažkokios pastrigusios manyje energijos, kurio aš prisirinkau galbūt iš žmonių, kuriems pats padedu. Tai kažkas rimto greičiausiai vyks šito ceremonijai. Tai aš jau nusteikinėjau morališkai ir žiūrėsim, koks nuotykis manęs laukia.